Tai, kad paskolinus ir prisėmus skolininko riziką galima papildomai uždirbti, žinota jau seniai. Tačiau tik nuo XIX amžiaus pabaigos susimastyta, ar nebūtų geriau tokios rizikos valdymą perleisti profesionalams. Galbūt būtų geriau išskaidomos investavimo rizikos ir uždirbama patikimesnė investavimo grąža. Taigi, 1893 metais JAV Bostone grupė pažįstamų žmonių sujungė savo santaupas į vieną portfelį ir perdavė jį valdyti profesionalams. Tada ir buvo įkurtas pirmasis sutelktinio investavimo fondas. Jis buvo uždaras. Ne kiekvienas galėjo lengvai prie jo prisijungti su savo santaupomis. Vėliau radosi daugiau sutelktinio investavimo iniciatyvų, o uždari fondai vis labiau darėsi vieši ir visiems prieinami. Tačiau jungiantis ir prie atviro sutelktinio investavimo fondo, reikėjo atitikti fondo keliamus reikalavimus. Norint investavimo nutraukti, neretai buvo taikomi taip pat įvairūs apribojimai. Ir tik prieš kiek daugiau nei 40 metų, 1980-aisiais, įvyko investavimo kompiuterinė revoliucija, kai buvo įsteigti visiems lengvai prieinami biržoje prekiaujami fondai, angliškai ETF arba Exchange Traded Funds. Iš esmės tai yra to paties sutelktinio investavimo atmaina, kai yra perkamos ar parduodamos išorinio turto valdytojo suformuoto portfelio akcijos. Nuo tada investuotojams nebereikia ieškoti sutelktinio investavimo fondų ir bandyti atitikti jų keliamus reikalavimus. ETF yra turto valdymo įmonė, kuri rinkoje superka kažkokį finansinį turtą, obligacijas, akcijas, žaliavas ir panašiai, ir suformuoja iš jo investicijų portfelį ir parduoda to portfelio akcijas biržoje. Susiaurinkime iki akcijų rinkos. Taigi ETF turto valdymo įmonė per tarpininką superka visas akcijas įeinančias į kažkokį konkretų akcijų indeksą. Susveria akcijų krepšelį pagal kapitalizaciją, suformuoja portfelį ir rinkoje per tarpininką parduoda to portfelio akcijas. Kitaip tariant, ETF pats savaime yra akcija, kurios kaina gana tiksliai atkartoja kitų akcijų kainų pokyčius. Biržoje prekiaujama daugybės įmonių akcijomis. Labai dažnai akcijos pagal atskirius kriterijus yra grupuojamos į indeksus. Pavyzdžiui, JAV akcijų rinkoje labai gerai yra žinomi tokie indeksai kaip S&P 500 ar Nasdaq. Vokietijoje DAX indeksas, Europoje Eurostock 50 ir taip toliau. Visos akcijos viename indekse dažniausiai nėra išdėstytos po lygiai vienodų svorių. Kuo daugiau konkreti įmonė yra išleidusi akcijų ir kuo tos akcijos yra brangesnės, tuo didesnė yra įmonės rinkos vertė, vadinama kapitalizacija. Taigi, kuo didesnė yra įmonės kapitalizacija, tuo didesniu svoriu ta įmonė yra įtraukiama į indeksą. Indekso kainos pokyčiai atspindi bendrą akcijų rinkos dinamiką. Tačiau nebūtinai visos akcijos indekse juda tą pačią kryptimį. Vienos jų gali brangti, kitos pigti. Tačiau su didesnė kapitalizacija ir didesniu svoriu indekse esančios akcijos nulėmė visą indekso kainos kryptį. Mažmeninis investuotojas dėl ribotų finansinių išteklių dažnai negalėtų supirkti visų 500 akcijų esančių indekse. Todėl jis rinktųsi kelias jų, dažniausiai akcijas su didelė kapitalizacija, taip atsiverdamas koncentracijos rizikai. Jei pasirinktų akcijų emitentai bankrutuotų, investuotojas prarastų savo pinigus. Su ETF atsiradimu, norint investuoti į JAV akcijų indeksą S&P 500 arba bet kurį kitą, nebūtina supirkti visų indekse esančių 500 akcijų ir susverti jas pagal kapitalizaciją. Užtenka nupirkti vieną akciją ETF-o, investuojančio į S&P 500 indeksą. Ir jei kurios iš 500 akcijų emitentas bankrutuotų, ta įmonė indekse ir ETF būtų pakeista kita ir investuotojas savo pinigų neprarastų. Taigi koncentracijos rizikos tokioje investicijoje yra ženkliai mažiau. Dar daugiau. Su ETF atsiradimu mes galime investuoti į visą S&P 500 akcijų indeksą su tokia suma, kuri mums yra prieinama. Pavyzdžiui, šiandien lengvai galime už 100 eurų nusipirkti 500 akcijų poziciją. Jei nusprendžiame tas akcijas parduoti, tai galime labai lengvai ir sklandžiai padaryti, parduodami ETF akcijas. Taigi,
Mažmeninis investuotojas su ribotais finansais, ribota prieiga prie savalaikės rinkos informacijos, ribotomis analitinėmis galimybėmis ETF dėka dabar gali investuoti iš esmės į visus finansų rinkos instrumentus. Tiek pinigų, tiek kapitalo rinkoje, tiek žaliavose ar bet kur kitur. Kalbėjau apie ETF'us, kurie investuoja į JAV akcijų indeksus. Tačiau ETF yra labai įvairių, investuojančių ir įvairius obligacijų indeksus, į kriptoturtą, į auksą, į naftą ir taip toliau. Panagrinėkime realų pavyzdį. WUAA ETF, kuris investuoja į JAV S&P 500 indeksą. Šio ETF emitentas yra Vanguard turto valdymo įmonė, kuri kreipėsi įgaliotą rinkos dalyvį, kad šis rinkoje supirktų visas 500 akcijų, įeinančių į S&P 500 indekso sudėtį. Rinkos dalyvis taip ir padaro. Rinkoje supirktas 500 akcijų, jis susveria pagal kapitalizaciją indekse, suformuoja investicinį akcinių krepšelį. Ta krepšelį įgaliotas rinkos dalyvis pateikia Vanguard ETF emitentui, o šis akcijų krepšelį iškeičia į WUA ETF akcijas. Rinkos dalyvis WUA ETF akcijomis pradeda prekiauti biržoje. Šiame pavyzdėje paminėjau Vanguard kaip vieną iš ETF emitentų. Kiti dideli ETF emitentai yra tokie kaip BlackRock, State Street, Invesco, Charles Schwab ir kiti. ETF yra labai efektyvus būdas prekiauti akcijomis mokestinė prasme. Dėl ETF struktūros prigimties. Pirma, prekiaujama vieno ETF akcijomis, o ne 500 akcijų sudarančių ETF. Taip yra sutaupomi prekybos akcijomis mokesčiai. Antra, ETF struktūra dažniausiai yra pagrįsta pasyvių investavimu. ETF pasyviai atkartoja akcijų indeksą ir nebando prekiauti akcijų krepšelio viduje. Todėl beveik niekada nėra realizuojamas pelnas iš akcijų pozicijų ir todėl nėra mokami pelno mokesčiai. Trečia, ETF emitentas yra turto valdytojas. Tačiau su klientu jis nesudaro nei turto valdymo sutarties, neteikia turto valdymo ar audito ataskaitų, nepasakoja apie rinkos judėjimus ir panašiai. Dėl to ETF turto valdymo mokesčiai yra labai nedideli. Taip, turto valdymo mokestį jūs vis tiek turėsite sumokėti ir tai vyks automatiškai jums sudarant sandorį, nes dažniausiai tai bus įtraukta į ETF kainą. Bet ypač akcijų ETF atveju jis bus tikrai nedidelis. Svarbu paminėti, kad ETF akcijomis yra prekiaujama biržoje, kur sandorius sudaro tik tiesioginiai biržos nariai. Taigi greičiausiai ETF-us jūs pirksite per tarpininkus, vadinamus brokeriais. Brokeriai taip pat apmokestina tarpininkavimo paslaugą, šiek tiek pakeldami ETF kainą. Įvairiais ETF prekiauja kone visi Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai. Prisijungusi per elektroninės bankininkystės nuorodą investavimo skiltyje arba kreipiantis tiesiogiai į banko brokerius, rasite sąrašus siūlomų ETF-ų. ETF galima prekiauti per mobilias aplikacijas. Tačiau čia reikia būti ypatingai budriems ir gerai įsitikinti, kad programėlė yra patikima ir realiai veikianti. Kodėl verta investuoti naudojant ETF? Kaip jau minėjau, ETF atsiradimas labai palengvino mažmeninio investuotojo gyvenimą ir priartino jį prie profesionalams skirtų investicijų. Tai kuogi patrauklūs tie ETF-ai? Pirma, ETF-ai užtikrina rizikos diversifikaciją, rizikos išskaidimą. Pirktami ETF akciją įgyjame nuosavybę investicijų portfelį, investuojantį į visą pasirinktą rinkos segmentą, ar tai akcijų indeksą, ar tai obligacijų indeksą, žaliavas ir panašiai. Jei perkame pavienę akciją, prisiimame jos individualią riziką, jog bankrutavus akcijos emitentui mes prarasime savo investiciją. To lengvai išvengsime investuodami per ETF. Antra, ETF leidžia investuoti į visą akcijų portfelį bet kokia investuotojui prieinama suma. Pavyzdžiui, galite už 100 eurų nusipirkti ETF, investuojantį į investicinį auksą, kurio viena uncija arba 31 gramas šiuo metu rinkoje svyruoja ties 3300 JAV dolerių riba. Trečia, ETF leidžia labai patikimai investuoti iš esmės į visus finansinius instrumentus ir turto klases, kurių finansinis turinys ir veikimo principai nebūtinai lengvai suprantami. Pavyzdžiui, yra ETF-ų investuojančių ir į kripto turtą.
Ketvirta, ETF valdymo mokesčiai yra vieni mažiausių. Pavyzdžiui, anksčiau mano minėto WOW ETF investuojančio į JAV S&P 500 akcijų indeksą valdymo mokestis yra vos 0,07%. Be jokios abejonės, reikia turėti galvoje dar ir papildomus brokerio tarpininkavimo mokesčius. Kokios yra investavimo į ETF rizikos? Pirmiausia, rinkos rizika. ETF iš esmės yra akcija, kurios kaina priklauso nuo to, kaip kinta ETF sudarančių akcijų ar kito finansinio turto kainos. Antroji yra likvidumo ir kredito rizika. ETF yra likvidus instrumentas tiek, kiek yra likvidžios jį sudarančios investicijos. Tas pats pasakytina ir apie kredito riziką. Pavyzdžiui, besivystančių rinkų įmonių obligacijų ETF kredito rizika bus gana didelė. Kodėl? Nes kiekviena į tokį ETF patenkanti obligacija turės gana didelę kredito rizikos premiją. Trečioji yra bazės rizika. Tai yra rizika, kad ETF kaina gali nukrypti nuo ETF sudarančių investicijų kainų. Kaipgi tai gali nutikti? Kaip jau minėjau, ETF yra tarsi investicijų portfelis, į kurį įtraukiamos pavyzdžiui 500 akcijų sudarančių JAV S&P 500 indeksą. Kai kurie ETF emitentai gali nuspręsti pirkti ne visas 500 akcijų, bet tik tas su didžiausia kapitalizacija, o kitas akcijas gali rinktis atkartoti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Toks akcijų krepšelio įgyvendinimas yra paprastesnis ir pigesnis, tačiau tokio supaprastinto akcijų krepšelio kaina gali nukrypti nuo pilnai įgyvendinto akcijų krepšelio kainos. Taip pat ETF emitentai gali nuspręsti akcijų krepšelyje esančias akcijas skolinti kitiems rinkos dalyviams. Tokiu būdu jie susimažina valdymo išlaidas. Taigi, prieš perkant ETF patartina išsiaiškinti, kaip yra formuojamas jo investicijų krepšelis. Ar jis pilnai ar fiziškai, nenaudojant išvestinių priemonių, yra įgyvendintas ir ar nėra numatyto finansinio turto skolinimo ir panašiai. Ketvirtoji yra mokesčių rizika. Prieš įsigyjant ETF taip pat svarbu pasidomėti, kurioje šalyje yra jis įregistruotas ir ar ta šalis netaiko mokesčių Lietuvos investuotojams. Apibendrinant, kokios rizikos investuojant į ETF'us, vienas svarbiausių aspektų yra įsitikinti, ar ETF valdymo struktūra atitinka Europos UCITS direktyvą. Nes tokie ETF'ai yra saugus investuoti, nes jie yra reguliuojami ir jų emitentai privalo laikytis griežtų ES taisyklių. ETF emitentas yra turto valdymo įmonė, kuri per tarpininką rinkoje superka finansinius aktyvus, suformuoja investicijų portfelį pagal skirtingus parametrus ir parduoda to portfelio akcijas biržoje. Taigi, bet kuris ETF iš esmės yra turto valdymo įmonės akcija. Perkant ETF akcijas, įgyjama dalis gerai diversifikuoto investicijų portfelio. Pavyzdžiui, investuojančio į visas akcijas konkrečiame akcijų indekse. ETF akcijos yra perkamos parduodamos biržoje bet kokia investuotojui priimtina suma. Pagrindinės rizikos, investuojant per ETF, yra labai panašios į tas rizikas, kai investuojama tiesiogiai į atskirus finansinius aktyvus, akcijas ar obligacijas. Taigi, tos rizikos yra rinkos, likvidumo ir kredito. Jei ETF sudarančios investicijos yra jautrios rinkos rizikai ir turi likvidumo bei kredito rizikos premijas, analogiškai tokias pačias rizikas turės ir ETF'as. Tačiau ETF gali turėti papildomą bazės riziką, kai ETF ir jis sudarančių investicijų kainų judėjimai išsiskiria. Taip atsitinka tada, kai ETF investicijų krepšelyje yra naudojamos išvestinės finansinės priemonės, taupant valdymo kaštus. Svarbu investuojant į ETF užsitikrinti, kad įsigyjamas ETF atitinka ES UCITS direktyvą, užtikrinančią ETF reguliavimą, skaidrumą, likvidumą ir investicijų rizikos diversifikavimą.